Tai trijų sakykit, kas lėmė tokią pergalę, kai gynėme šiandien? Gerai gynėmės 3 kėlinius, vyriškai. Per 2 kėlinius praleidot po 20 taškų, ne? Tai šiandien tik kažką prikišti savo vakarą dėl komandos gynybos. Nu ne, per pirmas 2 kėlinius, 3 kėlinio didžiąją dalį gerai pick and roll labai gynėmės. Čia buvo esmė. Neleidom jiem pasijaust gerai. Agresyviai rungtyniauti abiejose aikštės pusėse. Galbūt tos vakarykštės rungtynės, tas pralaimėjimas galbūt nutiko. Manau, kad tai papildomai davė tokios motyvacijos, bet mums niekada jos per daug netrūksta. Vyčio Vasilio ir Kristupo Žemaičio metų. Be jokios abejonės. Be jokios abejonės tiek Gytis, tiek Žemaitis, jie yra kertiniai žaidėjai šitai komandai, taip pat labai jautėsi. Tai, kad mes šiandien daug laimėjom, tai nereiškia, kad kai jie bus visi sveiki, bus labai lengva pas juos žaisti. Čia tokius būdus taip nėra. Labai mums trūksta Evaldo, trūksta Dominiko. Ryčio dar šiandien, nei vakar, nei šiandien nebandėm, nemačiau tikslo, jam vieną treniruotę buvęs, tai lauksim, kol jisai kitą savaitę įsilies pilnai į komandą ir tada jau bus pilnavertis komandos žaidėjas. Oi, nesupratau už ką. Aš taip su juo nuolankiai, gražiai, draugiškai, visai taip, nežinau, nesupratau.